Kviečiu į savo parodą, kuri vadinasi Sluoksniai. Jinai maždaug atspindi daugiau mažiau visus mano kūrybos sluoksnius, apie kuriuos ten galėsim viduj pašnekėti. O čia tokia yra vitrina, kuri kviečia į parodą. Tai ta bėganti eilutė sukonstruota iš daugelio tokių štampų, primityvių konstrukcijų, kurios lydi mus kasdien žiniose, naujienų portaluose ir panašiai. Tai šita paroda irgi taip tokia truputį su ironija kviečia apsilankyti ir žada visokių gydomųjų savybių, kad pamatę šią parodą žmonės taps sveikesni, protingesni, kūrybingesni. Matome tą stebuklingą elnią, kuris judina galvą, ir kviečia aplankyti parodą. Ir aišku, Zapą kaip mūsų toksai lyrinis herojus kviečiame į vidų. Šitoj parodoj paminėti esminiai mano kūrybos etapai nuo 84-85 metų, kai pradėjau studijuoti Kaune ir susipažinau su fotografu Arūnu Kulikausku, tai vėliau dar prisijungė keli draugai ir Arūnas vis tiek buvo toksai pagrindinis mūsų herojus ir vedlys ir susiformavo tokia kūrybinė grupė vadinama Plėšriųjų sekcija, nes mes rinkdavomės pas draugą Gintautą Stulgaitį, kuris dirbo zoologijos sode ir šalia buvo Plėšriųjų sekcijos kabinetas. Tai taip juokais ir ta visa grupė pasivadino Plėšriųjų sekcija. Tai tas etapas atsispindi šitoj sienoj. Tai buvo visokios tokios drastiškos fotografijos, pradedant tą vištą, kažkokiu tokiu zombių robotu iš studentų statybinio būrio, kai iš neturėjimo ką veikti tenai, reiškia, būdavo visai kvailiojama. Ir visokie tokie bandymai padaryti fotografiją kažkokiu originaliu kūriniu, naudojant kažkokius spalvas, dažymo priemonės, kažkokias spausdinimo, kažkokius būdus, kuriuos mes patys išradinėdavom. Tada buvo įdomus toksai kūrybinis laikas. Ir vėliau jau aš persikėliau iš Kauno į Vilnių, tai yra grįžau iš Kauno į Vilnių. Ir šita siena tai turbūt atspindi tą etapą, kai mes su Ernestu Parulskiu vystėm tokią idėją, kuri vadinosi Naujosios komunikacijos mokykla. Tai čia buvo Ernesto ta idėja sugalvota, bet aš irgi ten dalyvavau. Čia maždaug 90-95 metai. Ir paskui portretai, kurių buvo paroda Šiuolaikinio meno centre dabartinėme. Ir paskui atsirado kažkokia spalvos, piešiniai ir ne tokia fotografinė tapyba. Šitoj sienoje matom autorinius atspaudus, kurie padaryti naudojant senovinę Van Dyke Brown techniką dar iš XIX amžiaus. Tai kiekvienas atspaudas vienetinis, emulsija užlieta, taip sakant, rankomis, teptuku, kempinėlė ir atspausta kontaktiniu būdu iš didelio negatyvo. Tai šitie miesto vaizdai ir paskui studijoje daryti portretai, kurie irgi turi istorinę seką, nes ta dirbtuvėlė, kurioje čia šitie portretai daryti, yra prie Aušros vartų, kur kitados buvo brolių Čižų fotografijos ateljė. Tai galima sakyti, kad po 100 metų po tų brolių Čižų, reiškia, atsirado kita fotoateljė tame pačiame name ir daro portretus maždaug tą pačią technologiją, kuri buvo naudojama prieš 100 metų. Tai tokie perėjimai iš to laikmečio, kur buvo kažkokie atradimai, eksperimentai ir kažkokie tokie ieškojimai kažko tai.
Nu ir galiausiai, vat, reiškia, jau ta fotografija, kuri daroma tikslingai, žinant daug maž rezultatą į vieną į kitą pusę, bet 90%, reiškia, jau tie tikslai yra aiškus ir tų ieškojimų yra žymiai mažiau, arba jie yra kryptingesni ir konkretesni. Čia yra toksai nedidelis blokas, kuris žymi akto fotografijos dalyvavimą mano tokioje kūrybinėje biografijoje. Tai čia yra maždaug 90-94 metų. Šitos merginos fotografuotos akademijos studijoje ir toje studijoje aš dirbau 10 metų, nuo 90 iki 2000. Na ir kaip matysim vėliau tenai, tolimesnėje parodos sekoje, kad tas akto idėja, jinai vystosi ir pavirsta tokiam kinetinės fotografijos instaliacijom. Tai čia yra galbūt tie pradiniai daigai to akto idėjos. Didelę dalį, beveik visą salę užima paskutinių metų darbai, kuriuos galima pavadinti tokiais vaizdų kaleidoskopais. Tai fotografijos ir dizaino toksai hybridas, kai iš fotografijos kažkokių elementų sukuriamas toksai kaleidoskopinis vaizdas, kuriame panaudota daug detalių, daug objektų ir jie kartu, reiškia, sukonstruoja žaismingą atvaizdą. Tai čia yra Vilniaus kaleidoskopai, nuo kurių prasidėjo visa tų kaleidoskopų idėja. Toliau matysime, kad kaleidoskopus galima varijuoti juos priklausomai nuo aplinkos, nuo vietos, nuo nuotaikos ir tiesiog nuo uždavinio, kuris reiškia, suformuojamas. Tai čia, pavyzdžiui, yra Maljorkos kaleidoskopai iš mūsų vasaros kelionių su senoviniam Maljorkos pilimis ir paplūdimiais. Čia viršuje yra markučių kaleidoskopai, kur yra markučių mažos grytelės ir nameliai. Apačioj Vilnius be automobilių. Čia fotografuota tuo metu, kai buvo NATO susirinkimas vadovų ir visas miestas buvo tuščias, nei vieno automobilio. Tai tokia reta situacija. Ir paskui yra Filadelfijos kaleidoskopai, kai buvom Filadelfijoje, Jungtinėse valstijose ir reiškia, tokie tarsi įspūdžių vėduoklė tokia savotiška. Tai tie kaleidoskopai iš Vilniaus persikelia į Jungtinės valstijas, Filadelfiją. Tai Filadelfija mums pasirodė toks labai jaukus miestas, be kažkokių didelių dangoraižių, kaip New Yorkas ar Čikaga. Na ir toks biški panašus į Vilnių, tai gal ir tie kaleidoskopai kažko tai panašus su savo tokiam detaliam, tokios šimtamečiais namais, kažkokia architektūra, kažką primenanti tokia Vilniaus priemiesčius, tokios detalės kažkokios, tos rankenos, kažkokia puošyba namų. Tai visai jauki serija gavosi. Kita tokia, turbūt paskutinė pagal chronologiją, tai yra Taivano serija. Rudenį buvome Taivane, Taivano ambasados kvietimu. Iš tos mūsų kelionės gavosi tokia serija kaleidoskopų įspūdžių, gal tos egzotikos daugiau ir gamtoje, ir architektūroje, ir visame kame, ir klimate, ir maiste, ir augaluose, ir kur tik tai, taip sakant, be pažiūrėsi, visur viskas kitaip negu pas mus. Tai ir tie kaleidoskopai tokie gal labiau
spalvotesni, labiau išraiškingesni, gal, nežinau, gal egzotiškesni, jeigu taip galima pasakyti. Tenai yra tokios užuomazgos to akto fotografijos, o čia jau, reiškia, irgi paskutinių metų tokie akto fotografijos variantai. Tai pamatysite va čia tas kompozicijas, kurios įsijungia, reiškia, automatiškai, tai čia gal pasireiškia tas mano inžinerinis pradas, nes aš vis tiek inžinerinės mokyklą baigiau Kauno Politechnikos institutą, tai tas judesys yra, man vis tiek visą laiką buvo toks, artimas. Tai vat, matosi ir tose kinetinėse fotografijose, kur atsiranda iš to, prie to paprasto grafinio vaizdo, atsiranda dar kelios kitos stichijos. Tai judesys, kažkokia šviesa, kažkokios faktūros, tos gėlės, tarsi prie tų merginų, jas papildo, papuošia ir judėdamos vis tai prideda, tai kažką atima ir gaunasi tokia, galima sakyti, fotografinė magija iš tų kinetinių kompozicijų. Šitas visas turi dar ir gilesnę prasme, nes Lietuvos fotografija pastaraisiais metais kažkaip tai užsiciklino tokiuose reportažiniuose rėmuose. Turbūt didelę įtaką vis tik padarė klasikai lietuvių fotografijos, kurie pradėjo savo karjerą būdami žurnalistais. Turbūt visi yra tie fotografijos klasikai, dirbę spaudoj. Ir jie perdavė tą savo, taip sakant, patirtį ir savo atradimus, ir jaunesniems kartoms. Tai jau kelios kartos niekaip negali išeiti iš tokio pilkai juodo reportažinio žanro. Dabar jisai gražiau pervadintas į humanistinės fotografijos žanrą, bet iš esmės tai yra ta pati reportažinė žurnalistinė fotografija. Tai man atrodo, vis tiek fotografija vystosi, technologijos vystosi ir vienaip ar kitaip ta fotografija turėtų pavirsti kažkokiu tokiu didesniu kūnu, ne vien plokščiu vaizdu atspausdintų ant vienokios ar kitokios medžiagos. Tai čia tokie fotografiniai, kibernetiniai kūriniai, tokie gal turi kiek ir ironijos, čia panaudotas ir dirbtinis intelektas tų merginų fotografijose, panoraminėje šitoje serijoje. Bet tas judesio ir šviesos elementas vis tiek dalyvauja, ir man atrodo visai gražiai suformuoja tokį nematytą, neregėtą kūną, kuris, manau, turi teisę į kažkokį tai vystymąsi. Yra čia tokių ir socialinių prasmių. Kritika pastaruoju metu atsiranda aukščiau negu menas, aukščiau negu kūrėjas ir dažnai netgi pradeda nurodinėti kūrėjui, kaip reikia, ką daryti ir ko daryti negalima ir kaip kas turėtų vykti. Gal kiek tiesmukiški, bet to kūrėjų klano atsakymai kai kuriems kritikams, kurie per daug jau įsijautė į savo tokį visažiniškumą. Subjektyvus tai yra dalykas. Vieniem gali patikti, kitiem gali nepatikti, bet dažniausiai visi daro tai, kas jiems patinka. Tai galiausiai, reiškia, tie kaleidoskopai
tuo tarpu man patinka, tai aš juos ir kažkaip tai ir konstruoju, o galbūt ateityje, reiškia, daugiau rankų pridėsim prie kažkokių instaliacijų ar kinetinių dalykų, ar dar kažko. Čia, taip sakant, negali žinoti, kas į galvą šaus.